Sveiki! Mūsų šiandienos tikslas yra išsiaiškinti, kas yra ozono sluoksnis, kokios medžiagos jį ardo ir kaip žmonija sprendžia šią problemą. Uždaviniai. 1. Apibūdinti ozono sluoksnio reikšmę ir jo svarbą gyvybei Žemėje. 2. Išnagrinėti pagrindinės ozono sluoksnį ardančias medžiagas, freonus, halonus ir kitus, bei jų poveikį aplinkai. 3. Aptarti Monrealio protokolą ir jo reikšmę ozono sluoksnio apsaugai. Ar žinojai, kad virš tavo galvos yra nematomas skydas, be kurio Žemė virstų sterilę dykumą? O tai yra ozono sluoksnis. Ozono sluoksnis – tai stratosferos dalis, esanti maždaug 15–35 km aukštyje virš Žemės paviršiaus, kurioje susikaupusi didžiausia ozono dujų koncentracija. O kodėl ozono sluoksnis yra svarbus? Šis sluoksnis yra gyvybiškai svarbus, nes veikia kaip skydas, sugeriantis didžiąją dalį kenksmingos saulės ultravioletinės spinduliuotės. Apsauginė funkcija. Be ozono sluoksnio ultravioletiniai spinduliai pasiektų Žemę tokiais kiekiais, kurie sukeltų masinius odos vėžio susirgimus, kataraktą, pažeistų augalų derlių ir vandenyno planktoną. Ozono skylės. Tai sritis, kuriuose ozono koncentracija yra smarkiai sumažėjusi. Žymiausia skylė susidaro virš Antarktidos. Pagrindinė nykimo priežastis – žmogaus veikla, ypač freonų naudojimas pramonėje ir buityje. Monrealio protokolas yra 1987 metais rugsėjo 16 dieną pasirašyta ir 1989 metais įsigaliojusi tarptautinė sutartis, skirta apsaugoti ozono sluoksnį. Tai viena sėkmingiausių aplinkosaugos sutarčių, kuria siekiama laipsniškai mažinti ozoną ardančių medžiagų gamybą ir naudojimą. Be ozono sluoksnio apsaugos protokolas taip pat ženkliai prisideda prie klimato kaitos švelninimo, nes daugelis šių medžiagų yra stiprios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Monrealio protokolo esmė – palaipsniui mažinti ir galiausiai visiškai nutraukti ozoną ardančių medžiagų gamybą ir naudojimą. Tai apėmė freonai. Dažniausiai buvo naudojami aerozoliuose ir šaldymo įrangoje. Taip pat labai plačiai naudojami, nes buvo stabilūs ir netoksiški, bet vėliau paaiškėjo, kad jie ardo ozono sluoksnį. Halonai – tai specialios dujos naudotos gaisrų gesinimui, ypač lėktuvuose ar serverių patalpose. Jie buvo efektyvūs gesinant gaisrus, bet labai stipriai ardo ozono sluoksnį, didina ultravioletinę spinduliuotę, prisideda prie klimato kaitos. Anglies tetrachloridas. Tai skystas cheminis junginys naudotas pramonėje, valymui, tirpikliams. Nuodingas žmonėms, kenkia kepenims, ardo ozono sluoksnį. Metilchloroformas. Tai buvo dažnai naudojamas tirpiklis pramonėje. Taip pat ardo ozono sluoksnį, gali būti kenksmingas sveikatai. Vėliau Monrealio susitarimas buvo nuolat atnaujinamas ir griežtinamas, įtraukiant naujas medžiagas bei nustatant konkrečius terminus. Kaip jis veikia? Protokolas nustato aiškius terminus valstybėms. Išsivysčiusios šalys turėjo greičiau atsisakyti pavojingų medžiagų. Besivystančioms šalims buvo suteikta daugiau laiko ir finansinė pagalba. Tam buvo sukurtas specialus fondas, padedantis šalims pereiti prie saugesnių technologijų. Monrealio protokolas parodė, kad pasaulio valstybės gali susivienyti spręsdamos globalias problemas. Tai dažnai laikome pavyzdžiu kovai su klimato kaita ir kitomis aplinkosaugos krizėmis. Anksčiau ozono sluoksnis buvo labiau pažeistas ir gerokai plonesnis. 20 amžiaus pabaigoje dėl freonų naudojimo susidarė didelė ozono skylė virš Antarktidos. Ji kasmet būdavo didesnė ir išlikdavo ilgiau, ypač 1990–2000 metais. Tai kėlė didesnę ultravioletinių spindulių riziką Žemės paviršiui. Tuo metu ozono sluoksnio atsistatymo ženklai buvo labai silpni. Dabar ozono sluoksnis atrodo pagerėjęs, bet vis dar netolygus. Virš Antarktidos kasmet susidaro ozono skylė, tačiau ji yra mažesnė nei buvo prieš kelis dešimtmečius.
Daugelį Žemės vietų ozono koncentracija pamažu atsistato dėl sumažėjusio kenksmingų medžiagų kiekio atmosferoje. Visgi, tam tikrais metų laikais vis dar matome planėjimų regionai, ypač pietų pusrutulyje. Išvada. Ozono sluoksnis yra gyvybiškai svarbus Žemei, o jo apsauga, ypač per Monrealo protokolą, parodė, kad žmonija gali sėkmingai spręsti aplinkos problemas. Ir štai trumpas pasakojimas apie ozono sluoksnio plonėjimą. Argi ne taip, Puki?